Labai džiaugiamės gavę naujausią ABB įrangos komplektą. Kaip jie pripažįsta, tai yra geriausiai įrengta laboratorija Baltijos šalyse šiai dienai, nes mes turime pilną komplektą pačių paprasčiausių elektros pavarų pavyzdžių, elektros variklių realiai, iki įvairiausios industrinės elektronikos. Idėja bendradarbiauti su universitetu atsirado iš poreikio to, kad matėm, kad studentų poreikis ir kokybės atžvilgių pasiruošimo reikalingas didesnis. Laboratorija buvo įrengta prieš 2 metus ir tikrai labai sėkmingai naudota nuo to laiko ir matome dar ir tolesnę puikią ateitį. Kiekvieną semestrą šitoje laboratorijoje apsilanko, atlieka laboratorinius darbus apie 100 studentų iš Lietuvos ir iš užsienio. Tai ši laboratorija suteikia studentam jau iš karto konkurencinį pranašumą, todėl kad jie baigę studijas gali taikyti ne tik savo teorinės žinias, bet ir praktinės. Jie gali daug lengviau ir paprasčiau įsilieti į darbo rinką. Visumoje labai džiaugiamės bendradarbiavimu su ABB, nes čia ne tik eina kalba apie įrangą, bet tačiau mes sulaukime ir jų dėmesio, pavyzdžiui, paskaitant paskaitas mūsų studentams, bendradarbiaujant įvairiuose renginiuose. Ir aš manau, kad tai yra irgi labai svarbu, nes studentai mato tą visą etosą, tą kultūrą, kurie ateina iš mūsų pramonės, ir tai leidžia jiems irgi geriau suprasti, kokie yra lūkesčiai iš mūsų pramonės studentams, kas jų laukia atėjus į darbo vietas. Vienareikšmiškai labai svarbu ne tik tai pati įranga, bet ir žinių pasidalinimas ir perteikimas. Tai čia irgi viena iš pagrindinių ABB vertybių yra bendradarbiavimas. Ateina mūsų specialistai pasidalinti žiniomis ir galų gale daugiau pasišnekėti apie esamą poreikį bei svarbiausia būsimą poreikį. Taigi tas bendradarbiavimas ABB tikrai suteikia mūsų studentams puikiausią progą susipažinti su pasaulinio lygio įranga ir tokiu būdu ir ABB, aš tikiu, gali gauti naudos pasidalindami savo geriausią praktiką su ateities kartomis, su jaunais inžinerijos talentais. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad ABB gali prie to prisidėti Lietuvoje. Į studentų vystymosi kelią ir profesionalių inžinierių auginimą, kad tos studijų programos ir laboratorija būtų kuo arčiau šiandienos pramonės ir technologijų. Čia naudoja ir elektros inžinierijos studentai, ir energetikos studentai, ir elektronikos studentai, automatikos studentai, mechanikos inžinierijos studentai ir netgi avionikos studentai. Nes elektros inžinerija šiandieną sudaro plačiausių industrinių šakų pamatą, nes šiandieną be elektros niekas realiai negali funkcionuoti. Dėl to suprasti, kaip veikia elektros pavaros, kaip veikia automatikos įtaisai, kaip veikia įvairios elektros jungtys, yra labai svarbu įvairiausių specialybių studentams, būsimiesiems inžinieriams. Pagrindinė mūsų misija tai yra, kad resursai būtų naudojami tvariai ir efektyviai, nes pati žaliausia elektros energija yra ta, kuri yra nesunaudojama.